Kągi, sveiki visi, tai yra 23 C++ pamoka ir tokia nedidelė pastaba, jau turbūt patys pastebėjote, kad dabar filmuoju visą savo kompiuterio ekraną ir yra toks niuansas, kad dabar žiūrint per tą mažą YouTube langelį, realiai galite neįžiūrėti viso teksto, net nežinau, ar tai apskritai įmanoma jį žiūrėti. Todėl be problemų, aišku, galite įsijungti full screen režimą ir nusistatyti kokybę į aukštesnę. Dabar žinoma, kokybė video įrašų bus kiek aukštesnė, jeigu jums toks variantas tiks. Jeigu jūs reikalausite, tai yra norėsite, kad grįžčiau prie senojo režimo, tai yra kai filmuoju būtent tą dalį kodą tik tais, tuomet tvarkoje aš jį grąžinsiu, jokių problemų nėra, bet norėjau jums parodyti, kad iš tikrųjų galbūt, kai įrašinėsiu visą programą, visą vaizdą, galbūt jums bus lengviau perprasti tai, ką bandau jums perteikti, ar ne? Nes matysite ir visas tas klaidas, ar jos sutampa su jūsų, tai yra matysite, ką spaudžiu apskritai ir galbūt ateityje mes kažką kursime sudėtingesnio, tai kursimės naujų failų ir taip toliau. Tai iš tikrųjų visą ekraną matyti yra pliusas, tiesiog turėsite tai daryti per full screeną, bet vis tiek daugelis galbūt iš karto, ta prasme, tiesiogiai žiūri vaizdo įrašą ir iškart perrašinė jį į savo editorių, ar ne, į savo CodeBlocks, tarkim, IDE, ar dar kur nors. Siūlau jums taip nedaryti, iš tikrųjų, žinau, kad galbūt tai yra patogu, bet siūlau jums bent vieną kartą peržiūrėti vaizdo įrašą, pabandyti įsiklausyti ir įsisavinti tai, o ne tiesiog kvailai perrašinėti kodą, ar ne. Ir vėliau, peržiūrėti vieną kartą, įsijunkite antrą kartą, ir jau galite rašyti, atkartoti tą kodą į savo editorių. Tai manau, tai bus net šiek tiek iš tikrųjų, veiksmingiau jums. Tai tiek, tai vėlgi. Dabar, norint viską matyti, nusistatykite full screen režimą ir galite pasikeisti kokybę į kuo aukštesnę, kiek tik jūsų kompiuteris ir internetas tą leidžia. Ir tiek, tai jeigu tai nepatiks, grąžinsim seną variantą be problemų. Todėl komentaruose palikite žinutę ir pasakykite, ką apie tai manote. O šioje pamokoje ciklas for. Ir vėlgi mes prieš 2 pamokas nagrinėjome ciklą while, kuris yra, sakykime, pats paprasčiausias ciklas, tiek turbūt visose, tiek ir C++ kalbose. Tai šiandien bus for ciklas. Ir for ciklas iš tikrųjų veikia visiškai taip pat kaip kiti ciklai, bet turi savo tokių niuansų ir savo atitinkamą sintaksę, kuris skiriasi nuo kitų ciklų. Bet pats principas yra tas pats. Ir realiai manau, kad beveik su bet kuriuo ciklu turbūt jūs galėtumėte pasidaryti tą patį. Kitaip tariant, tiek su while, tiek su for ciklu jūs iš tikrųjų galėtumėte pasidaryti tą patį, bet kartais yra racionaliau naudoti vieną, kartais kitą. Tai galim pradėti iš tikrųjų for ciklas. Taigi, raktažodis for, toliau skliausteliuose rašysime atitinkamus dalykus, toj paaiškinsiu, ir toliau kodo blokas, arba jo galbūt nereikia, jeigu tai bus tik viena eilutė, ir jūsų kodas kažkoks po for ciklu. Tai skliaustelė, labai viskas paprasta. Jeigu prisiminsite, kaip mes dirbome su while ciklu, tai mes maždaug kūrėme kintamai skaičius ir toliau rašėme while ciklo skliausteliuose maždaug sąlygą, kol skaičius yra mažiau už 10, tol ten į ekraną išves kažkokį tekstą, ar ne? Tai mes jau mokame, o dabar, įsižiūrėkite, taip atrodo paprastas, sakykime, while ciklas, kuris įvykdys jūsų kodą 10 kartų. Dabar mes padarysim tą patį su for ciklu ir paaiškinsiu, kaip jis veikia. Ir žinoma, nepamirškite, kad kai turėjote jūs tą while ciklą, jūs turėjote prie savo kintamojo pridėti vienetą. Tai vėlgi operatorius ++ prideda prie kintamojo reikšmės 1. Mes jau tai nagrinėjame, berods aš jau neatsimenu, bet man atrodo, pirmose pamokose mes tai tikrai nagrinėjame. Tai yra operatorius ++, jis realiai pakeičia tą visą maždaug tokį sakinį, kai norite pridėti reikšmę prie to pačio kintamojo reikšmės vienetą. Tai tiek su to while ir dabar tai pasidarysime su for ciklu.
Tai for ciklo skliausteliuose iš tikrųjų bus reikalinga sąlyga, bet ne tik sąlyga. Tai neskubėkite rašyti sąlygos, iš tikrųjų for ciklo skliausteliai, galima sakyti, susidarys iš 3 dalių. Tai bus inicializacija, sąlyga ir pridėjimas, sakykim, taip. Tai iš pradžių rašysime inicializaciją. Ir kas tai pagrindai yra, tai elementariausias kintamojo sukūrimas ir jo reikšmės priskirimas. Tai kaip mes kūrėmės, tarkim, tą kintamą į skaičius while cikle, taip kurkime tą kintamą ir čia, tiesiog skliausteliuose. Int skaičius, integer tipo kintamasis su reikšme 0. Ne? Mes visą tai mokome, tiesiog įdėjome kintamojo deklaraciją ir inicializaciją į for skliaustelius. Toliau rašome kabletaškį, atskiriame, sakykime, tų skliaustelių dalis, tai buvo pirmoji dalis, dabar rašysime antrą dalį. Ir antroji dalis tai yra sąlyga. Tai tokia pati sąlyga kaip if sakiniuose, kaip while sakinyje jūs rašyti ir taip toliau. Visiškai tas pats. Tai bet kokia sąlyga, kuri atitinka C++ sintaksę, tai gali būti, tarkim, skaičius yra mažiau už 10 ir vėlgi kabletaškis, nes mes turime pabaigti šią antrąją dalį for ciklo. Ir toliau yra trečioji dalis, tai yra pridėjimas. Tai kaip mes pamenate, rašėme while ciklo viduje skaičius ++, tai prašykite ir čia. Ir ką realiai tai padarys, tai leis mums tiesiog kodo blokė arba tiesiog, jeigu vieną eilutę galime ir nenaudoti kodo bloko, tiesiog for ciklo kode mes galėsime rašyti tik kodą, nereikės dirbti su ciklo kintamaisiais ir taip toliau. Tai čia mes galime, pavyzdžiui, atvaizduoti kokį nors tekstą į ekraną, pavyzdžiui, labas ir endline. Ok, pasileiskime programą ir wow, kažkas negerai. Iš tikrųjų negaliu pasileisti programos, nesuprantu kodėl. Palaukit, iš tikrųjų pasitikrinsiu nustatymus. Galbūt kažką praleidau, kur tas kompiliatorius nusistato. Aha. Palaukit sekundėlę, sorry. Kažkas nutiko, iš tikrųjų įsirašiau Ubuntu iš naujo ir galbūt kažką pamiršau. Palaukit. Pabandysim taip. Aha. Kągi, aš iš tikrųjų pasileisiu programą iš naujo, tai sekundėlę. Aš supratau, kame esmė. Sorry, aš jau buvau susikompiliavęs programą prieš pamoką ir nedidelis nesusipratimas iš tikrųjų, tai man neleido jos buildinti ir pasileisti. Tai pasileiskite tą programą ir grįžkime prie esmės. Tai štai, kaip matote, jums atvaizduoja tekstą labas 10 kartų, kitaip tariant, įvykdo jūsų for ciklo kodą 10 kartų. Ir viskas iš tikrųjų yra labai paprasta su šiuo ciklu. Tai vėlgi, susikūrėme kažkokį kintamąjį, kad identifikuoti, sakykime, iš esmės for ciklas yra sukurtas labiau darbui su tokiais kodais, kuriuos iš tikrųjų reikia įvykdyti keletą kartų. Nes ciklas while gali veikti amžinai ir taip toliau. O ciklas for yra skirtas labiau tokiam fiksuotam, sakykime, darbui su jūsų kodu. Pavyzdžiui, jeigu jūs tiksliai žinote, kiek turite kartų vykdyti savo kodą, remintis ten vartotojo įvestais duomenimis, ar savo ten nustatytais kintamaisiais, ar tiesiog skaičiais kažkiais, ar ne. Tai mes čia pagrindė ir nurodome, kad kintamasis, sukuriame paprastą kintamą, priskiriame jam reikšmę, kitaip tariant, sukuriame, tai yra deklaruojame kintamai pavadinimų skaičius ir inicializuojame jam reikšmę 0, jeigu kalbėt tikrais pavadinimais. Tai viskas paprasta, tiesiog šis kintamasis nėra globalus. Tai reiškia, kad šis kintamasis yra pasiekiamas tik šiame ciklo viduje. Tai jeigu mes pabandysime jį atvaizduoti štai čia, vėlgi, kaip aš tą operatorių vadinau, jau pamiršau, išvesties operatorius berods. Jo, išvesties operatorius,
kad atskirti kažkokį string duomenų tipą, sakykime, nuo kintamojo arba objekto, kitaip tariant, tai atskirkime su išvesties operatoriumi ir jeigu atvaizduosite, matysite, na, aš iš tikrųjų čia gal tarpą padėsiu, kad būtų paprasčiau. Ir štai matysite, kad mes sukūrėm tą kintamąjį, kuris pasiekiamas yra ciklo for viduje. Tai yra, jeigu mes pabandysime atvaizduoti tą kintamąjį skaičius štai čia, galbūt ir suveiks, aš nesu tikras, gali būti, kad paskutinė jo reikšmė gali būti atvaizduota, bet ne, rašo, kad... Ok, palaukit. Name lookup of skaičius changed for one. Oh, ISO. Ok, tai... Mes turime naudoti kažkokį atitinkamą parametrą pasileidžiant ar kompiliuojant savo programą, bet mes to nedarysime. Realiai tas kintamasis skaičius, kitaip nei kai mes kūrėme tą kintamąjį while ciklui, jis yra pasiekiamas tik for ciklo viduje. Todėl jūs negalite, sakykime, jo atvaizduoti kažkur už ciklo kodo bloko ribų. Tas kintamasis yra pasiekiamas tik tarp šio kodo bloko. Na, tikiuosi tai aišku, bet iš tikrųjų tai nėra aktualu. Labiau aktualu yra tai, kad ciklas for susidaro iš 3 dalių. Tai pirmoji dalis yra kintamojo deklaracija ir inicializacija, kitaip tariant, sukūrimas. Toliau antroji dalis tai yra sąlyga, tokia pati, kaip mes, pavyzdžiui, naudojame while cikle ar kur nors sąlygoje. Ir trečioji dalis tai yra, sakykime, padidinimas arba pamažinimas, tai yra pridėjimas, atimtis, nesvarbu. Nes yra dar tas atimties operatorius minus minus, mes galime ir atimti skaičių. Bet tuomet ciklas realiai gausis begalinis taip pat, nes mūsų kintamasis turi reikšmę 0, tada mes varysime per, sakykime, tą kodą, kol kintamasis skaičius bus mažesnis už 10, tai 0 yra mažiau už 10, tuomet mums atims nuo skaičiaus, atimsime vienetą iš skaičiaus, tuomet tas skaičius taps -1 ir mums atvaizduos, na, aš galiu jums paleisti ir matysite, kad kuo toliau, to skaičius vis didesnė neigiamą reikšmę įgyja. Matote? Mes, sakykime, atbulai paleidome šį ciklą ir jis realiai gavosi begalinis. Ir būtent labai gerai, kad aš atvaizduoju tą kintamą į skaičius, tai jūs matote maždaug, kas su juo vyksta. Tai jis nuo 0 pradėjo mažėti ir jis mažėja be galo ir vis mažės. Tai vėlgi begalinis toks ciklas gavosi. Todėl šiuo atveju mums netinka naudoti čia būtent atimties tą operatorių. Kitaip tariant, mes iš kintamojo skaičiaus reikšmės nenorime šiuo atveju atimti vienetą, mes norime pridėti vienetą. Tuomet kintamojo skaičiaus reikšmė vis didės ir kai jį prieis iki 10, tada ši sąlyga jau nesuveiks. Tai yra tikrins, ar 10 yra mažiau už 10 ir tai bus netiesa ir kodas toliau neveiks. Būtent dėl to mums mūsų kodą įvykdo 10 kartų. Ir, pavyzdžiui, dar vienas toks niuansas, iš tikrųjų jau, manau, supratote patį ciklą, tai palikite iškart klausimus komentaruose, jei kažko nesupratote, nes iš tikrųjų mačiau daug, kas iš jūsų prašė for ciklo. Tai toks niuansas. Galbūt kažkas painiotės ir nežinote, kaip tiksliai identifikuoti ten, tarkim, noriu atvaizduoti, tarkim, tekstą 20 kartų. Kodėl jis man atsivaizduoja 19 arba 21 kartą? Turbūt todėl, kad jūs netinkamai suprantate sąlygas arba, na taip, turbūt sąlygas. Tai viskas iš tikrųjų yra logiška ir daugelis, pavyzdžiui, rašo, čia yra kintamasis su reikšme 1, tai reiškia, aš noriu atvaizduoti nuo 1 iki 10. Ne, iš tikrųjų tai veikia kiek kitaip. Tai nereiškia, kad jeigu kintamasis skaičius yra 1, o čia mes parašysime 10, kad tai bus nuo 1 iki 10 ir tai tipo bus atvaizduotas šis kodas 10 kartų. Iš tikrųjų tai bus taip, aš jums parodysiu kaip. Štai, atvaizduoja nuo 1 iki 9 ir jūs galvojate, bet kodėl, juk aš ten parašiau 10. Tai yra logiška. Ir jūs mąstykite logiškai, nes tai yra ne žaidimas, o programavimas. Taigi, mes sukūrėm kintamąjį skaičių su reikšme 1. Tada sąlyga tikrina, ar 1 yra mažiau už 10. Taip, prideda prie skaičiaus vienetą, bet ta reikšmė prisideda, kai ciklas jau įvykdo šį kodą.
Būtent todėl mes, pavyzdžiui, kai čia yra reikšmė 1 ir čia pridedame vienetą, tai čia mums nerodo dvejeto, mums čia rodo vienetą vis dar. Bet kai, sakykime, jau pasibaigia šis pirmas mūsų vykdomas kodas, tik tuomet prie kintamojo skaičius prideda vienetą. Jeigu norite, kad pridėtų reikšmę iš karto, tai tą pridėties operatorių rašykite prieš kintamai. Tuomet mums realiai turėtų veikti. Ne, bet mums neveikia. Palaukit, gal kažką painiju. Ja, turbūt. Iš tikrųjų net nežinau kodėl. Galbūt mano klaida, arba galbūt C++ to nepalaiko, bet keista. Iš tikrųjų turėjo pridėti reikšmę. Na, nesmė. Bet kokiu atveju, kol kas dar per anksti tam. Pridedam vienetą ir grįžkim prie esmės, kodėl, jeigu jūs susiturite su tokia problema, nes iš tikrųjų sulaukiau daug klausimų ir panašių prašymų, kad paaiškinčiau, kaip tai veikia, tai turbūt daugelis jūsų suprantate, bet reikia kai kuriems paaiškinti. Taigi, parašiau čia vienetą, čia 10, bet kodas man rodo nuo 1 iki 9. Viskas logiška, nes žiūrėkit. Prasideda viskas nuo vieneto ir jūs vis didinat jo reikšmę su va šia vieta, skaičius ++. Vis prideda tą vienetą, okei, tai skaičius vis didėja, tarkim jis prieina prie 9, kurios mums dar atvaizduoja, ar ne? Tai tuomet klausia, ar 9 yra mažiau už 10? Taip, todėl mums atvaizduoja va čia 9, labas 9, ar ne? Toliau prideda prie 9 vienetą ir vėl klausia, ar 10 yra mažiau už 10? Ne, ir dėl to mums neatvaizduoja būtent labas 10, kaip kai kurie tikėjosi, okei? Todėl ir atvaizduoja nuo 1 iki 9. Ir tai iš tikrųjų yra iliuzija, nes jums kodą įvykdo 10 kartų. Nors ne, jums įvykdo kodą 9 kartus, sorry, pats pasimečiu. Jo, tai viskas yra logiška. Kadangi 9 dar jums atvaizdavo, vėliau ciklas pridėjo prie kintamojo skaičius vienetą, tas skaičius tapo 10 ir toliau jau sąlyga jūsų nepraleidžia, nes 10 nėra mažiau už 10. Ups. Taigi, 10 nėra mažiau už 10, todėl mums neatvaizduoja 10. Bet mes galime pakoreguoti savo sąlygą, bet vėlgi, jūs patys galvokite, kokios jums sąlygos reikia, nes už jūsgi niekas nesugalvos ir tai priklauso nuo jūsų poreikių, nuo jūsų ten kažkokios idėjos programoje ar kažkas tokio. Tai visada patys galvokite, bet jeigu jūs čia prašysite lygybės ženklą, pamenate, mes šį operatorių mokėmės, tai yra mažiau arba lygų. Tai dabar ši sąlyga skamba taip. Ar skaičius yra mažesnis arba lygus 10? Tai jis gali būti ir 9, ir 10. Ir tuomet jį praleis, ir tuomet mums realiai... Wow. Ir vėl kažkas nutiko. Ok. Štai. Ir dabar mums jau rodys nuo 1 iki 10. Tai jeigu jūs norite tą kintamąjį skaičius naudoti savo cikle, kad atvaizduoti kažkokį eiliškumą, na, pavyzdžiui, žinote, kaip ten būna, pavyzdžiui, sunumeruota kažkas, tai ten maždaug būna taip, tarkim, cout skaičius, taškas ir kažkas ten, ar ne, kažkoks numeris, sakykime, sunumeruotas kažkoks sąrašas. Pavyzdžiui, norite kažką tokio padaryti, bet kai darote nuo 0, tai jums galbūt nelabai patogu, ar ne? Ir jums nuo 0 visą tai pradeda daryti. Tai jūs turite du variantus. Arba pradėti visą tai nuo 1 ir čia pridėti tą lygybės ženklą. Na, pagal situaciją, aišku. Čia tiesiog ta sąlyga bus tokia, kad skaičius mažiau arba lygus 10. Jeigu taip, tuomet įvykdomas šis kodas. Panašiai kaip sąlygose. Tik jis vykdomas keletą kartų, kol ši sąlyga yra teisinga. Tai, pavyzdžiui, if sakinyje, jeigu sąlyga teisinga, kodas yra įvykdomas vieną kartą, o ciklas įvykdys tiek kartų, kiek jūs jam nurodysite ir vėlgi, jeigu sąlyga bus teisinga. Kai jau bus neteisinga, ciklas sustos ir nedarys nieko toliau. Tai tokiu būdu jūs galite padaryti tos, sakykime, sąrašus, kažką įterpti į tą sąrašą, va tokiu būdu, kai jums reiktos numeracijos, sakykime, nuo 1 iki 10, tarkim. Tai viskas iš tikrųjų yra paprasta, kai panaudosite štai tokį operatorių. Bet vėlgi, kai jūs neatvaizduojate to kintamojo skaičius, tai kam jums priskirti čia vienetą, jeigu jūs galite priskirti 0, nuimti tą operatorių čia ir jums tas kodas bus įvykdytas 10 kartų.
Okay? Šiaip realiai visiškai tas pats. Tiesiog viskas, kas pasikeitė, tai kad mes dabar, sakykime, pradedame dirbti nuo nulio, o ne nuo vieneto. Bet vis tiek šis kodas suveikia 10 kartų, bet kokiu atveju. Ar mes darysime kintamai 0 ir sąlyga mažiau už 10, ar mes darysime kintamai 1 ir sąlyga mažiau arba lygų 10. Tai bus visiškai tas pats, tik bus šiek tiek kitokia skaičius kintamojo reikšmė. Na, tikiuosi paaiškinau šį nesusipratimą kam nors, bet iš tikrųjų jis yra juokingas ir niekada nepainiokite tokių dalykų, visada stenkitės mąstyti logiškai. Jeigu kažko nesuprantate, grįžkite į pirmesnės pamokas, ten visi operatoriai buvo paaiškinti, ten buvo paaiškintos sąlygos. Ir galbūt jas perpratę, tai yra, jums nekils tų klausimų tiek ateityje, tai jūs pasikartokite, prisiminkite senesnės pamokas. Galbūt kažką atrasite naujo, ko seniau nepastebėjote, nes tai nutinka, kai daugelis jūsų, arba bent jau kažkiek jūsų, tai tikrai tiesiog pražiūrite pamoką, šokate iš karto į kitą pamoką, arba prašokate, praleidžiate 5 pamokas, einate dar prie kitos, tai jūs kažką praleidžiate svarbaus, po to jums neaišku, jūs klausite, jūs metate šitą dalyką, nes jums kažkas neišeina ir tiek. Na, tai iš tikrųjų ši pamoka buvo turbūt kiek nestandartinė ir dėl vaizdo, ir dėl garso, nes dabar turbūt šiek tiek garsiau kalbu. Ir dėl mano pamokų stiliaus turbūt daugiau kalbėjau nei į temą. Na, bet iš tikrųjų tokia ta pamoka pabandymui. Pabandykite įvertinti garsą ir vaizdą. Vaizdą vėlgi galime grąžinti. Na, o su for ciklu tikiuosi viskas aišku. Jeigu kažkas buvo neaišku, būtinai paklauskite komentaruose, tikrai atsakysiu. Tik neskubėkite lysti į soc tinklus ir rašyti man privačias žinutes. Iš tikrųjų ateis laikas, aš jums atrašysiu komentaruose. Ir neklauskite manęs privačiai, aš geriau atsakysiu viešai po komentarais, kad visi tai pamatytų, nes galbūt kažkam kils toks pats klausimas ateityje. Na ir tiek šioje pamokoje, ačiū už dėmesį ir iki.